dabar žiūrėkit, Bet nieko apie sistemą, jūsų nelietė, Rūta, čia neįsižiūrėti. Ne, tai aš praradau darbą dėl to, kad mano viršininkai vaikščiojo atsiskaityti į prezidentūrą, o aš knygas... Daug žurnalistų tada pasitraukė. Jo. Žiūrėkit. Toliau, ką mes galim pasižiūrėti iš tų dalykų. Bet ką jūs pranešėt, kas yra labai svarbu mums dabar sužinoti? Jūs pažadėjote, kaip partija, ne? Pažadėjote ateidami LRT auditą. Ir kaip jums sekasi? Nes kaip aš suprantu... Aš manau, kad jis bus padarytas, yra ten klausimai formuojami ir man atrodo, kad bus auditas ir Igničia. Aš vis dėlto turiu didelės vilties, kai jis bus atliktas. Aišku, Artūras Skardžius pats vienas neatliks, yra tam valstybės kontrolė. Man atrodo, kai jis bus padarytas, kad ir kiek ten šakotus, kad ir kiek ten purkštautų ir kiek ten spjaudytus, ir kad ir kaip ten vadintų Artūrą ten, kaip jis vadina Gentilą, Valkatą, labai gražu, ne? Valkatą aš vadinu, jis Valkatą jį pasirodo, žinai. Žemaitaitis yra niekšas, žinom tos epitetus, viešai aš turiu galvoju, kad ir kiek Valkat jie vadinsi Artūras Skardžio, jis siek savo darys. Jis darys savo. Aš manau, kad pavyks, bet ko mums nepavyko, nepavyko, reikėjo nusileisti. Kiti mumis kaltina mūsų rinkėjai. Aš buvau parvažiavęs į Tėviškį, paskui gaunu laiškų. Mūsų sako, vis tiek jis... Kam reikėjo nusileisti, vis tiek reikėjo programą kaip nors prastumti KGBšnikus. Taip. Ir, suprant, vis dėlto Igničia tą... Dėl listingavimo. Taip. Bet, neišein. Nėra kaip įdžiai koalicija, turi kompromisą ir pasirodo Žemaitaitis yra kompromisų meistras. Jis protestavo dėl vieną dalyką, dėl tų šeimų tokių, tų nelika programoj, tada ir mūsų turėjo nelikti KGB'nių. Bet Remigijus, teisingai, aš pritariu tokiam dalykui, jis sako, aš pažadu savo... O jūs ten ginčiatės viduje dėl tokių dalykų? Ar čia yra diktatas Žemaitaičio? Ne, aš, pavyzdžiui, visiškai pritariu, ginčių tokių nėra. Mes puikiai suprantam, kad čia yra rinkėjams pažadėta ir rinkėjai iš mūsų to reikalauja. Mes dabar negalim padaryti, nepavyks mums išviešinti. O dėl ko kompromisas? Ar čia vertėjo? Va šitoj vietoje jūs ir man pasakėte. Ar vertėjo? Nes, sėdi šitą publiką, kaip matom... Tai nebus koalicinės sutarties. Turi taip daryti. Tai Remigijus sako, taip, nebus. Į galų galę mes per mažai balsų turime. Bet tai žiūrėkit, jūs galite paaiškinti, kodėl dėl tokio dalyko, kaip KGB agentų, tai yra stukačių žmonių, kurie skundė kaimynus, giminės, artimuosius, bendradarbius. Gal ir brolius savo skundį kokį, gal ir brolius. Tai kodėl dėl šito išviešimo, teisingas reikalas, gali nebūt koalicijos? Kas čia gulė kryžium dėl KGBistų? Tiek to. Gulė kryžium kiti koalicijos partneriai. Jie matyt turi ne tik čia yra, jeigu mes įsivaizduojam, kad KGB skundikai tik tai pas konservatorius, tai ne. Ne tik pas konservatorius, jų ir kitur yra. Aš nenoriu šitą to dalyką detalizuoti, bet koalicijos partneriai su to nesutiko. Tai nesutiko. Bet nesutiko, panašu, kad gulė kryžium. Ne viskas, to nebus. Mes gulėm kryžių, kad nebus tų šeimų netikrų, jie gulė kryžium dėl to, ką padarys. Bet tai yra, bet finalas yra koksai. Konstitucinis teismas iš karto po jūsų to sudaryto kompromiso, jisai paskelbė, kad vaikų apsaugos nuo neigiamos informacijos įstatymas yra neteisingas, vadinasi, ir jau Dobrovolskas sako, dabar jau mes jiems visiems papasakosim, kaip reikia berniukai su berniuku bučiuotis, ir tada čia vaikams, visą tą, ir mergaitėm su mergaitėm. Ir greta mes turime teismo sprendimą, mes aišku jo nematėm, ir čia Širinskienė Jūsiškė sakė man, jūs neskaitėte, tai nežinot, ką teismas nusprendė. Bet komunikuojama labai aiškiai, kad įteisino 2 mamų šeimą. Jo, tai va žiūrėkit, tai nieko jūs nelaimėjot šitoj vietoj. Ne, kol kas tikrai tas kompromisas, smarkiai ne jūsų naudai. Tikrai taip. Kol kas mes nieko nelaimėjom, ką mes galim daryti toliau. Nelaimėjom. Ką jūs galite padaryti? Tarp kitko, dėl tų šeimų, kai jas gali būti, gali tas įstatymas būti priimtas, teoriškai aš manau, kad tas įmanoma yra, koalicijoje nėra tokį dalyką, bet gali, pavyzdžiui, koks nors konservatorius
turi iniciatyvas teisę tokį įstatymą paleisti. Nu ir paskui gali visi paimti ir pabalsuoti. Tai pabalsuosim, aišku, mes prieš, dar valstiečiai turbūt prieš. Jūs neturėsit daugumos. Nes mes tik tai 20 balsų. Jūs prakišit šitą dalyką. Taip, nieko nepadarysim. Bet žmonės matys. Kits variantas, pažiūrėjau. Ką žmonės matys? Matys, kaip jūs pralošėt. Taip, matys, kaip mes pralošėm. Kaip tie, tik kitiem rinkimam bus reikalai. Dabar sakysim, nepraein mums tie KGB-niai. Bet jau matai, sako, jisai paruoš, sako, aš paruošiu įstatymo projektą ir paleisiu. Ir paleisiu ir tada žiūrėsim, kaip balsuoji. Balsavimas čia nebus slaptas. Tvarkoju. Ir imam ir skelbiam, išleisim. Tai čia visiškai aišku, kaip čia balsuoja, žinot. Tvarkoju. Ir mes padarysim tie, ką mes darėm, ką galėjom mes darėm, bet mūsų per mažai yra balsų. 20 mandatų yra per mažai, bet darom, ką galim, nes nepasiduodam, darom, ką galim ir žmonės matys. Mūsų pozicija matys ir kitų poziciją. O kaip jūs jautėtės, kai ant jūsų buvo ta istorija irgi žurnalistai parašė, Delfio žurnalistai parašė, apėjo tas jūsų ministerijas dvi. Ir rado tas vaivorykštinės vėliavas. O kaip jūs jautėtės? Kad ten sako, kad ten tų vėliavų ir nebuvo. Ten buvo dar praskelbta, kad Žemaitaitis nuėmė Ukrainos vėliavą. Ten kažkokie paistalai. Bet buvo tos vėliavos nufotografuotos? Kodėl? Tai iš anksčiau turbūt jos buvo, aš nežinau, dabar nėra. Mes dar, kai tie ministrai pas mumis atėjo, mes juos susitikom, sakom... Jie kaip šnekėjo? Kaip tas Poderskis šnekėjo? Sako, eikit nukabinkit vėliavas, sako, jos nėra tos vėliavas, jau jis nukabinta buvo. Va. Ėjot patikrinti? Ne, tai nuotrauką rodė Remigijus, jau nebuvo. Parodė, ne jums nuotrauką? Nuotrauką, taip. Dabar dėl to, kaip jie kalbėjo. Normaliai jie kalbėjo. Mes tai iš pradžių mes buvom biški šokę. Mes išgirdom, jo ekscelencija sakė, kad partiečių negali būti. Nes mūsų partija nors neteista yra, bet yra apsuota, kažkodėl tai. Va, technokratai. Gerai, ne visi mūsų tie technokratai tika, jau galų galia tika technokratai. Bet paskui pasigirda, kad dar jiems rekomenduota, kad atseit, kad nebūtų viceministrų patarėjų iš mūsų. Sakom, po velnių. Jeigu jau taip iš tikrųjų, tai ne mūsų ministrai, tada mes neturime, jau tada pasigirda pas mumis, kad mums reikia eiti į opoziciją. Viduje taip šnekam, dar nebus sustarimo. Tada sutarim, sakom, susitikim, o ministrų mes nematė, akise, susitikim su ministrais ir žiūrėkim. Jeigu jau šitaip, tai čia, Ir kaip vyko tas susitikimas? O visai normaliai, įdomus dalykas, visai normaliai.